dėl šito renginio akimirkai uostas sustoja. Ir šiais metais yra ne tik F2, kiek aš žinau, ir yra F4. Šitas skaičius laivų įeis į statistiką ir kai metų gale atskaitinėsim, kiek buvo laivų Klaipėdos uoste, tai šitos 40 laivų tikrai pridėsim. Ko gero pagrindinis vasaros sporto renginys Klaipėdoje. Turėsim vandenyje dvigubai daugiau veiksmo, gal sakyčiau netgi ir trigubai, kadangi F4 klasę matysime net kelias varžybas per dieną. Mūsų transliacijas Tarptautinė federacija vertina kaip pavyzdį kitoms šalims. I need my 5th world champion. Obviously there's a lot of competition, a lot of quick people. Greičiausiai bus vienas iš sunkiausių sąlygų iš visų varžybų.